Labas visiems, čia Vidas ir nusprendžiau čia savo miško vietelį, į kurią beveik kiekvieną dieną atvažiuoju su savo šunimis, padaryti tokį video apie automobilius ir pirmiausia apie mano bendradarbiavimą su Bravo Auto. Tai šitam video noriu papasakoti apie savo pirmuosius automobilius, apie savo patirtis vairuojant automobilius žiemą, nes man atrodo, kad žiemos metas yra pats geriausias laikas patikrinti, kokį tu automobilį turi, ypač jeigu tai yra naudotas automobilis ir kai tu iš tikrųjų sužinai, ar jis patikimas yra, ar nėra patikimas. Mano automobilizmo istorija iš vis prasidėjo nuo iš tėčio besiskolinamo 190 kvadratinio Mercedeso. Vėliau jau skolindavausi iš tėčio žmonos Golfą antrą ir tada galiausiai atėjo laikas pačiam susitaupyti pinigų ir nusipirkti savo pirmą automobilį. Nežinau, ar čia buvo kaltas serialas A komanda, kurio aš tuo metu buvau daug prisižiūrėjęs, bet aš labai užsimaniau Chrysler autobusiuko, kaip iš to filmo, lygiai tokio pat neradau, bet nusipirkau Chrysler Voyager ir tai buvo mano pirmoji mašina, su kuria patyriau labai daug nuotykių. Kai prisimenu savo pirmosius automobilius, tai kaip tyčia kiekvienas automobilis man pirmiausia asocijuojas ir su savo minusu, nes tai dažniausiai yra kažkokios automobilio bėdos, dėl kurių įvykdavo daug kuriozų. Tai prisimenant pirmąjį tėčio Mercedesą, vieną kartą man trūko jo stabdžiai, rankinis stabdis tuo metu irgi buvo ne pačios geriausios būklės ir ačiū Dievui į priekį nebuvo mašino ir teko stabdyti mašiną, brūžinant padangas į šaligatvį. Tada mano tėčio žmonos Golfas turėdavo tokį slaptą cik-cik, mes tai vadindavom tiesiog slaptų cik-cik, kai automobilis paveikęs daugiau negu valandą, kai matyt kažkas įkaisdavo, jis tiesiog, jeigu užgesdavo, kartais tai atsitikdavo ir ant sankryžos ir tiesiog nuspręsdavo toliau nebevažiuoti ir turėdavo palaukti, kol atvės kokį 20-30 minučių ir tik tada galėdavo važiuoti. Vieną kartą taip yra nutikę ir keliantis iš Klaipėdos į Kuršių neriją ir iš kelto teko jį išstuminėti su draugais ir stovėti ir laukti, kol ta mašina atsigaus. Ir vienas didžiausių kuriozų, tai kai jau turėjau savo mašiną, tai važiuojant į spektaklį, tuo metu dar studijavau aktoriniam, važiuojant į spektaklį į Kauną, tiesiog iš po kapoto pradėjo rūkti didžiuliai dūmai, jisai neužsidegė, bet ten sprogo radiatorius, sprogo visos sistemos ir tiesiog vidury Vilnius-Kaunas autostrados buvome sustoję, kvietėmės pagalbą, vilkome tą mašiną ir labai daug nemalonių prisiminimų. Tai nuo to laiko, ačiū Dievui, mano gyvenime daug kas pasikeitė ir pirmiausia, tai kad mano gyvenimą atkeliavo Bravo Auto su savo paslaugom, su savo specialistais, kurie gali surasti tavo norimą naudotą automobilį ir svarbiausia, kad yra patikimas automobilis. Ir dabar, aišku, laikas keičiasi, tu jau kaip žmogus bręsti ir jau nebenori tų automobilių iš serialų, bet tu tiesiog nori patikimo automobilio, žiemos atveju to, kuris vestųsi ryte, kuris galėtų būti kelias minutės pašildomas ir jį susėstų vaikai ir šiltai važiuotų į mokyklą. Tai kai atsimenu tuos savo laikus, apie kuriuos pasakau, su gedimais, su senais automobiliais ir palyginu juos su dabartiniu laiku ir su savo patirtim su Bravo Auto, tai džiaugiuosi, kuriam taške dabar esu ir tikrai labai rekomenduoju visiems atrasti savo patikimą, kad ir naudotą, bet patikimą automobilį su garantija ir atrasti tą ramų jausmą viduje, kad ryte tu atsikelsi, tavo automobilis užsives, kad tu nukeliausi nuo taško A, tašką B, nepavedinėsi žmonių, o dar ir jausies fainai viduje. Tai ačiū Bravo Auto ir linkiu visiems irgi atrasti juos.